Bet Mauzeri, aš nesuprantu tokių žmonių. Niekaip nesuprantu. Amerikos nekenčia, ją prakeikia, o dolerį, tai myli jį, garbina ir puoselė ir meldžiasi Georgijui Vašingtonui, kur nesuprantu. A kas čia toks per žmogus? Vidutinis rusas. Jūs pastatykit vidutiniam rusui ant stalo kokios nors Kazanskos bogomaterės ikoną ir dolerį. Tai jisai pasimels tai bogomaterės ikonai, 3 kartus peršignos jai, sakai, božininkė, dolerį vis tiek paims, dolerį. Vad jūs sakot, vidutinis rusas. Jūs man apibūdinkit, kaip atrodo tas vidutinis rusas. Yra keletas požymių. Vidutinis rusas dėvi Kinijoje pasiūtą puchovyką, važinėja 15 metų senumo autotransporto mašina, ir savaitgalius praleidžia savo kolektyvinio sodo dačiui. Kad labai panašu į vidutinį lietuvį? Yra ir skirtumų. Vidutinis lietuvis sodo dačiui užsideda 15 metų senumo kurtkę, o vidutinis rusas užsideda vatniką ir visą savaitgalį jo nenusiima. Ką, ir miega su vatniku? Taip, vidutinis lietuvis su kurtke sodina morkas. A vidutinis rusas visą savaitgalį geria. Nusimt vatniką netikslinga. Kam? Jei ištirsi vidutinio Rusijos ruso DNR, tai suprasi, kad nei vienas gyvenime nėra buvęs 14 dienų iš eilės blaivas. Gerai, grįžkime prie to vidutinio ruso meilės dolerių. Iš kur ta meilė? Vidutinis rusas labai konservatyvus, o rublis visą laiką keitė savo veidą. Tai ten caras ant rublio, tai po to žiūrėk Lenino mordą, po to dabar vėl žiūrėk Petras I, nesuprasi, kokioje šalyje gyveni, o doleris visą laiką tas pats. O kaip tas nacionalinis išdidumas? Žodžiais taip, bet kai pagalvoja, kad per visą vidutinio Rusijos rusų gyvenimą doleris tik tai brango, o rublis tik tai spigo, tai reikia išsirinkti atitinkamą ikoną. Smерть Amerike, slava dolarų. Bei žydov spasai Rosijų. Žiūrėjot rusų maršo mitingą? Visada žiūrau. Visada.